noriu pasikalbėti. Kas manęs nežino, man yra 19 metų, gyvenu Vilniuje, studijuoju Vilniaus kolegijoje organizacijų vadybą. Taigi, jau nuo pačios vaikystės man žiauriai patiko filmuoti video, montuoti, kažką kalbėti, kažką rodyti. Labai svajojau, labai ilgai galvojau, labai norėjau sukurti savo YouTube kanalą, todėl nes mačiau, kaip kiti jos kuria, mačiau, kaip kitiems sekasi, kaip ryškiai viskas atrodo, kaip pas visus įdomus gyvenimas. Ir man pačiai buvo labai įdomu žiūrėti tuos YouTuberius ir visą laiką svajojau, kad aš irgi noriu būti viena iš jų. Bet aš gyvenau mažam miestelį, todėl labai būdavo toks, ką pagalvos apie mane kiti, ką pasakys apie mane kiti, gal juoksis, gal sakys, ką jinai čia nusišneka, ką jinai čia daro, kodėl jinai čia iš viso kažką filmuoja ir panašiai. Dabar irgi faktas, kad bus žmonių, kurie taip sakys. Nežinau, kaip man pavyks filmuoti, ką aš filmuosiu, apie ką, kaip aš montuosiu, kaip aš rasiu laiko, todėl nes gyvenimas dabar gan monotoniškas. Nors atrodo, kad turėtų būti visiškai kitaip, nes aš atvažiavau į Vilnių, į sostinę, iš mažo miestelio į didelį miestą, tai turėčiau varyti kažką, daryti kažką. Tiesiog living mano best life, bet taip nėra. Ir tik todėl, nes manęs nelabai traukia. Taip pat aš turiu darbą. Galvojau, kad pusę metų nedirbsiu, tai tikrai, bet jeigu jūs esate iš kaimo, tai jūs suprasit, kad reikia darbo. Aš dirbu dabar Forksuose, Oze. Nelabai turiu ką pakomentuoti. Ieškausi naujo darbo kažkur ofise arba kažko rimčiau. Manau, kad jeigu mes galim dabar pradėti kalbėti apie studijas, į Viko aš norėjau įstoti daugiau nei porą metų. Pradžioje mano tikslas buvo reklamos vadyba, užmačiau netyčia kažkaip organizacijų vadybą ir nusprendžiau, kad man reikia į ten. Dabar labai džiaugiuosi, kad man pritrūko balo, kad įstočiau į universitetą ir labai džiaugiuosi, kad aš kolegijai. Nes paklausiu savo universitetinių draugų, šiek tiek baisu pasidaro, nes jiem ten žiauriai sunku, žiauriai baisu, žiauriai neturi laiko, labai daug atsiskaitimų, labai daug darbų, labai sunkus egzaminai ir panašiai. O pas mane darbų yra, egzaminai irgi yra, bet viskas tikrai daug geriau nei pas juos. Aišku, yra dalykų, kurie labai neįdomus, pavyzdžiui, teisė. Man žmonės sakė, kad nuvažiuosiu studijuoti, tai bus visiškai kitaip nei mokyklai. Tai ne, taip nėra, bent jau man. Tai mano grupė yra maža, pas mane 25 žmonės, mes sėdim klasėse, kai aš visą laiką įsivaizdavau, kad mes sėdėsim auditorijose, kur dėstytojas kalbės su mikrofonu labai garsiai, įdomiai, aiškiai. Yra pas kitus, ne pas mane. Ką galiu pasakyti apie telefonus? Tai mums mokykloje, pavyzdžiui, labai drausdavo telefonus. O čia niekam neįdomu. Yra pora dėstytojų, kuriem nepatinka, kad tu su telefonu, bet dažniausiai, kai būna ta neįdomi paskaita, apie kurią aš kalbėjau, tai dauguma būna su telefonais ir niekam neįdomu, niekas nekreipia tiesiog dėmesio. Ir žinoma, viskas vyksta per kompiuterius, per telefonus, bet ne per sąsiuvinius. Kai kurie žmonės, žinoma, rašosi į sąsiuvinius, bet dauguma turi kompiuterius, turi telefonus ir žinoma viskas yra skaidrėse, todėl ir nelabai reikia kažką rašytis, nes viskas yra skaidrėse, tu grįžti namo, gali pasirašyti, jeigu tu nori. Dar yra dalykas, kad dabar, kai einu pro koridorius ir matau žmonės, aš jų nepažįstu, kas yra labai keista, todėl nes aš kai buvau mokykloje, aš visus pažinojau. Ten pažįstamas veidas, aš žinau, kas čia per žmogus, žinau jo vardą, greičiausiai žinau, kurioje jis klasėje mokinasi, greičiausiai žinau, kur jis gyvena. Pradėsiu studijuoti, niekam nebus įdomu tavo lankomumas, miegosi, galėsi neiti į paskaitas, visiškai dzin. Ne, taip nėra. Pas mus turi būti 50% lankomumas, jeigu jo neturėsi, tai neprileis prie egzamino arba atims finansuojamą vietą. Tačiau man tai negrėsia, nes aš turiu 99% lankomumo. Nebuvau vienoje paskaitoje. Tai yra, vakar nebuvau muziejui. Tai realiai ne tai, kad nebuvau paskaitoj, bet tiesiog neturiu lankomumo už vakar dieną. Man atrodo, kad iš mano 100% lankomumo nieko nebeliks. Kur aš apskritai čia filmuoju? Bute. Jo. Žmonės, kurie nepažįsta manęs arba nelabai gerai pažįsta, tai sakys, tai gerai, bute, kas čia tokio. Bet aš visą gyvenimą sakiau, kad aš bent jau pusę metų tai tikrai pagyvensiu barake, bendrabutį.
kam švaistyti pinigus ant buto, jeigu gali gyventi barake, labiau mano barakas prie pat kolegijos, bet aš gyvenau jame. Ir aš džiaugiuosi, kad aš jame gyvenau, nes aš visą laiką norėjau gyventi barake ir aš supratau, ką tai reiškia. Mes buvom vienam kambarį 3 merginos ir ten gal 18 kvadratinių metrų ar kažkas, ar 20, kažkas tokio. Labai daug nekomentuosiu, bet 3 merginos vienam kambarį. Valgyti ten pat, miegoti ten pat, po paskaitų ten pat, mokintis ten pat. Nėra vietos, niekada nepabūni viena, o man reikia pabūti vienai. Nėra ramybės, aš negrįžtu namo. Man jau morališkai sunkėjo, blogėjo, nes tiesiog nežinau, sunku buvo, labai sunku buvo. Mes nusprendėm su vaikinu išsinuomot butuką. Labai patinka mums pakol kas. Ir nei kiek nesigailiu, kad išsikrausčiau butą. Ir nei kiek nesigailiu, kad gyvenau barake. Dar vienas dalykas. Aš labai norėjau lankyti šokius, bet aš jų nelankau. Aš lankau salę sportą. Bet aš nevalgau. Ta prasme, aš nežinau. Aš lankau, aš kažką ten darau, bet aš nevalgau sveikai, aš negeriu papildų, kas yra labai blogai. Aš esu žiauriai priklauso nuo sintetinio cukraus, kaip aš taip sakau. Ir man visą laiką reikia kokio nors saldainiuko, kokio nors šokoladuko, kokio nors sūrelio ar panašiai. Aš tiesiog, man labai reikia. Aš neįsivaizduoju, kad aš kažkada gyvenime, šiaip būtų labai wow, būtų labai fainai, kad aš sveikai maitinčiausi, bet pakol kas neįsivaizduoju. Ties draugais. Tai aš kažkaip galvojau, kad aš susirasiu daug draugų ir kad mano dings vos ne draugai iš mokyklos, bet jie niekur nedingo, mano draugai vis dar yra Nojus ir Viktorija. Ir aišku, žmonių, su kuriais smagu pabendrauti, fainai pabendrauti, norėčiau gal daugiau pabendrauti. Čia jau laikas parodys. Čia jau parodys laikas. Tai tokia situacija, nežinau dar ką pakomentuoti. Jeigu turit klausimų, rašykit, jeigu patiko, rašykit, jeigu nepatiko ir jūs galvojat, kad aš nusišnekėjau, irgi rašykit. Aš tikrai pasiskaitysiu, man bus labai įdomu ir lauksiu jūsų klausimų, jūsų komentarų. Ate. Saulė pradėjo ką tik šviest, kur visą laiką galėjo... Eik, savo. Žodžiu, nesvarbu.